jeigu pradėtų kažkaip norisi nuo to klausimo, kaip veikia, sakykime, jeigu nėra glaudaus ryšio su mama, nesiseka partnerystė, taip, tai labai paprastas atsakymas būtų, ar tai susiję. Ir atsakymas iš praktikos, iš daugelio atvejų praktikos, taip. Ne tik mano, ir paties Berto Hellingerio, kuris tame visą tas žinias atnešė ir išdalino šiam pasaulyje, kaip tuomet jau prasidėjo visas vystymas iš tos psichologijos srities. Nors tos žinios ne jo atrastos, tos žinios jo iš naujo atrastos profesionaliam lygmenyje, taip? Jos jau egzistavo tūkstantmečiais, taip? Bet jis tiesiog profesionaliam lygmenyje iš naujo atrastos. Jis pasakytų labai prastai. Būkit ramiai. Ne mamos, nebus ir vyro. Arba jeigu bus vyras, tai greičiausiai, kad bus vyras, su kuriuo vėl kažkada prasidės konfliktai, problemas, arba vyras žiūrės į žmoną ir sakys, man tavyje kažko trūksta, aš žinau, paieškosiu kažko labiau moteriško. Todėl, kad jeigu nėra mamos, pas moterį nespindulėjo moteriškumas. Jis negali spinduliuoti. Arba tas moteriškumas, jeigu spinduliuoja, jis gali būti toksai, paviršinis. Gali būti labai, atrodo, seksualiai, sakysim, intimiai ar patraukliai išreikšta moteris, taip, bet jeigu nėra pas ją gero ryšio, gilaus ryšio su mama, jinai trauks tokius, kurie norės pasinaudoti šitą jos dalimi, bet vargu ar eis su ją gyvenime. Štai kaip, sakykim, vienam pavyzdį, kurį galiu pasakyti, tokiam vienam susitikime, kur buvo bendravimas, ir viena įsivyravo diskusija su vienu tokia jauna mergina, ten 20 metų, ir aš matau, kad tam tikrų momentų aš galiu užduoti tokį klausimą, sakau, pas mane yra įtarimas, kad pas jūs problema, kažkokia sunkumai su partnerystė. Mane sako, ką jūs? Jeigu pas mane sunkumų problemų su partnerystė nėra. Sako, pas mane draugų, kurie nori su manim draugauti, sakykime, su manim būti, sako, tiek, tik rinkis. Visą kupę tam. Tik rinkis. Na gerai, o aš klausiu, o iš tos kupetos draugų, kurie nori su tavim leisti laiką, intimiai bendrauti, draugauti, taip, kiek yra tokių, kuriuo tu gali pasitikėti eiti gyvenimą? Ne vienas sako. Tai ko verta ta kupeta? Vadinasi, jinai net nesusitinka su tokiais vyrais, net į kontaktą neįeina, prasilenkia gatvę net nepastebėję. Jos nepastebėjo tie vyrai, net nepastebi, kurie pasiryžę eiti gyvenimą su moterim. Ir jinai net nepastebi tokių vyrų, kurie galėtų eiti gyvenimą su moterim. O ką jinai pritraukia, tik tai tuos, kurie pasilinksminti nori su ją. Pravesti laiką, taip. Ir net jeigu jie tenai įkris į vedybas, prasidės problemus vėliau. Ir vienas iš tokių dalykų, tai yra tada, kada nėra mamos. Pas moterį trūksta mamos. Įdomus dalykas, kad tai veikia netgi tada, kada mama visai nemoteriška. Taigi, taip kad labai paprasta abėcėlė, nėra mamos, nebus ir vyro. Arba bus, tokie. Laikinam naudojimui. Aišku, sakykime, mano žodžio nereikia priimti 100% vien absoliučiai. Todėl tai priklausome nuo to potencialo, kurį mes šiaip turime, kaip dovaną. Kartais mes matom, kad kažkas sako, aš pykstu su mamos, nenoriu su ją matyti, bet kažkaip jame iš prigimties būna pakankamai tai moteriai kažkokia, tiesiog kaip dovanos gavo, kad jinai gali susirasti ir vyrą, ir gyventi, bet vis tiek vėliau pradės kilti problemos. Gal ten ir išliks, taip, bet tas problemos jos yra kaip užprogramuotos, jeigu nėra mamos. O kitiem, kieno galbūt tas startinis potencialas buvo šiek tiek mažesnis, tiem galbūt nepavyksta net susitikti. Ir dažnai, sakykim, visi, pavadinkime, treningai vyro moters, kur tenai kaip prisivilioti vaikiną, kaip prisivilioti merginą, taip, kaip tenai pakabinti vyrą, taip, ar pakabinti moterį, kaip yra populiariai, kartais tenai kalbama virtualiai erdvėj. Sakykime, aišku,
nemažai žmonių galbūt pasinaudotomis galimybėmis ir tai gali padėti, bet esmė tame, kad jeigu jo viduje tas potencialas ir yra, tik reikėjo tam tikro, sakysim, katalizatorius, kad jį lyg tai truputį išlaisvinti, tai taip, bet jeigu to viduje potencialo nėra, tai, sakykim, paskui žmonės gali tiesiog prarasti vienas kitą, net ir gero, susiradus, taip, pradžioje, ir kalbėti daug prarasti. Dėl to, kad trūksta to potencialo. Bet visas tas gali atsistatyti. Gera žinia.